kurie Lietuvos Ryto krepšininkai, kaip pavyzdžiui Artūras Jomantas, dar prisimena tas rungtynės, mėjimas atstovaujant nacionaliniai šalies rinktiniai. Čia dabar net ir jis nesuspėja sustabdyti aštraus Seibučiai daug laiko, ieškant tarpusavio ryšių. Iš esmės permainų nėra daug. Ir galima, jeigu taip, 8 taškų, 18-10. Pirmasis rimtas aikštės šeimininkų bandymas atitrūkti. Likus žaisti 3 minutės, dabar tritaškiu atsako į varžovų tolimą šūvį ir Janis Blums. Lietuvos Rytą išnaudodamas tai, jog niekas net nepabandė griežčiau ir kiečiau atitverti jo nuo krepšio. Čia staigus metimas, pataiko Janis Blumas. Kol kas tas pateko į prizininkų trejetuką, užimdamas 3-ąją vietą. Čia dar vienas metimas ir taiklus. Nemanija Nedovičius, metimas netaiklus. O čia puikia ataka, gražus perdavimas ir 2 taškai, kuriuos pelno Dejanas Ivanov. Atsiranda šansas ir Lietuvos Ryto komandai pelnyti taškus. Iš karto atakai. Mindaugas Katelinas iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Štai taip, Šalas iš pat pradžių sumetė 12 taškų pirmajame kėlinyje per pirmas 7 rungtynių minutės, po to 13 sausų minučių. Ir štai dabar pirmieji taškai po ilgos pertraukos šio krepšinio. Čia Mindaugas Katelinas, Renaldas Seibutis, Predragas Samardžyskis, 2 taškai su pražanga, 51-44. Atima Mindaugas Katelinas, neleisdamas priešininkui mesti iš to krepšio, o štai čia dėjimas iš viršaus ir vėl visi 4 tritaškiai. Katelinas, gražus reidas po krepšio, įspūdingas dėjimas ir vėl priekyje Lietuvos Rytas. Netrukus dar vienas šansas. Ir pagaliau išnaudoja aikštės šeimininkai. Gražus perdavimas ir 2 taškai. Leonas Radoševičius. Kas tai nėra svarbu. Pavagė kamuolį Artūras Jomantas iš varžovo. Skuba į priekį 3 Vilniaus komandos krepšininkai. Jomantas 2 taškai. 69-66 rengti pergalių su kitais priešininkais. O kol kas galima pasveikinti